Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Ketvirtasis Lietuvos ralio čempionato etapas Rally Rokiškis tapo bent jau kol kas pačiu sunkiausiu ir ilgiausiu raliu šių metų lietuviško ralio kalendoriuje. Net 17 greičio ruožų, beveik 150 greičio ruožų kilometrų. Iš viso sportininkams teko įveikti beveik 600 km per 2 ralio dienas. Tai kone pusantro lietuviško ralio. Ir trasos buvo itin sudėtingos ir varginančios. Šiame ralyje užsiregistravo vėl daugiau kaip 100 ekipažų. Kaip visada, į Rokiškį atvažiuoja visi greičiausi lietuviai ir žinoma kažkiek užsieniečių. Šio ralio organizatorius Audrius Gimžauskas vis pakviečia ką nors įdomaus iš gretimų šalių. Jau kelintus metus iš eilės į ralį atvažiuoja, pavyzdžiui, turbūt egzotiškiausias ralio automobilis – rusiški sunkvežimiai GAZ. Šį kartą iš Estijos atlėkė 3 tokie gremėzdai. Šiais metais be tradicinių lietuvių, latvių, estų ir lenkų į Rokiškį atvažiavo keletas suomių ir net 2 ekipažai iš Vokietijos. Tiesa, tai buvo labiau egzotika ir dėl aukštų vietų vokiečiai nekovojo. Iš favoritų prie mūsų lyderių ir vėl prisijungė Vaidotas Žala. Ir jeigu Lazdijų ralyje Vaidotas važiavo kiek galingesniu negu jo konkurentai automobiliu, tai Rokiškyje startavo įprastu R5. Kokiu važiuoja Giedrius Notkus ar Vladas Jurkevičius. Taigi intriga turėjo būti labai įdomi. Vaidotas iki ralio starto net nenorėjo bendrauti, taip buvo susikaupęs. Dar po susirašymo ir dauguma ralistų suprato, kad šių metų vinis Rokiškyje bus itin aštrūs tramplinai. Šiemet organizatoriai juos papildomai paaštrino. Įpylė po kelius sunkvežimius žvyro ir padarė tramplinus išties labai skaudžiais. Tapo aišku, kad tai bus didelis iššūkis. Arba šokti ir suteikti begalės emocijų žiūrovams, arba nešokti ir patausoti techniką. O žiūrovų čia susirinko išties labai daug. Kai kuriuose vietose jie buvo tiesiog nusėdę visas aplinkinės kalvas. Gal sakyčiau, pusę ralio naujo, taip, jeigu taip imant. Kažkokios atkarpos vis tiek buvo važiuotas anksčiau ir vėliau, ar prieš daug metų, bet ralis iš esmės sportinė prasme pasikeitė stipriai. Galim sakyti, kad atvažiavau į naują ralį. Strategavom prieš shakedowną, kad tikrai nevarysiu, reikia, tiesiog tokios nuotaikos, pravažiuot, pasisaugot kažką, tai starte atvarėm ten 3 Škodas ir galvoju, Ervinui nesakysiu nieko, kaip davėm ir niek čia neveikia tos strategijos, nežinau. Iš esmės, tu nevažiuoji taip, kad jau ten per krūmus eitum, ten daužytum į tą, bet, kaip sakau, tas nuo full attack iki ten 9% tas nesuprantas toks laikas, jeigu tu nori atsitraukti, jau gaunasi, kad šūdus darai, atsiprašau, nežinau. Tai tokia strategija, ką žinau. Strategija. Važiuot, žiūrėt, kaip padangas dyla, kiek naudot tada, kada naudot, ką naudot ir tiek. Vis tiek strategija. Pirmas tikslas, tai aišku, yra finišas, taškai. O toliau jau tu pagal situaciją žiūrėsi. Jeigu sekasi, tai spausi, nesiseka, galvosi kažką, tai ką žinau. Čia nėra plano tokio, kaip sako, žinai, kaip Mike Tyson sako. Sako, kiekvienas turi planą, kol negavo į snukį. Mūsų Nordis Racing Team komandos lenktynininkas Markas Buteikis po pirmų 3 etapų 2 nefinišavo. Pirmame patyrė avariją, 3 sugedo variklis. Tačiau antrasis praėjo puikiai, Markas užėmė 2 vietą. Taigi, šiame etape reikėjo tik išgyventi, išlaikyti automobilį sveiką. Ir rezultatas turėtų būti. Neprisvirt košės reikia pirmą dieną. A rytoj tai jau matysim, priklausys nuo situacijos, kaip šiandien pasiseks. O tramplinai? Ką tai apie manai? Nepatinka. Yra tramplinai su protu, čia jau tokie kur jau čia nei šok, nei nešok. Aš nesuprantu, ta prasme, gal jų nereikėjo tokių, galėjo palikti kokie buvo, bet tokie biškį per aštrūs. Aš asmeniškai tikrai nešoksiu. Vis, ta prasme, sustosiu pilnai ir pravažiuosiu pro jas, nes labai neprotinga laužyti mašiną pirmą dieną. Pirmą lenktynių dieną iš 17 sportininkams reikėjo įveikti 6 greičio ruožus. Tačiau čia jau kone nuo pat ralio pradžios prasidėjo nesėkmės ir bėdos.
Pirmi 2 praėjo lyg ir normaliai, tačiau jau trečiame greičio ruože iš lenktynių pasitraukė vieni lyderių – Vladas Jurkevičius ir Aisvydas Paliukėnas. Trečiam greičio ruože turėjom nemalonų įvykį tokį, tiesiog per greit atvažiavom, per vėlai stabdėm ir atsitrenkėm į Midaras griovį. Tai iš šono po to pamatėm video, kažkaip keistai atrodė, taip ganėtinai lėtai mes atvažiavom, bet galbūt galėjom įsukti, bet dabar patikrinom video medžiagą iš automobilio vidaus, tai numatęs, kad greitis per didelis buvo sukimui, tai 63 buvo prieš pat smūgį. Kaip tu jautiesi? Aš jaučiuosi gerai, Vladas šiek tiek blogiau, tai reikės mėnesiuką pagulėti lovoje ir po to truputį grįžti gyvenimą. Tai ir kitas ralis irgi? Manau, kad ne tik kitas ralis, bet manau, kad šiam sezonui jau tiek žinių. Bet, žiūrėsim, kaip čia bus nuotaika, kaip sveikata. Aišku, pirmiausia, tai reikia atstatyti Vladui. Lenktynės buvo pratęstos nuo 4 greičio ruožo, bet jau 6 ir vėl jas teko netikėtai stabdyti. Šį kartą dėl kitos nesėkmės. Emilis Kucka, mūsų Marko Buteikio pagrindinis konkurentas ir draugas, trenkėsi į medį ir medis nuvirto ant kelio. Taigi pirmoji diena baigėsi su nemažai dramų. Susumavus visus rezultatus po pirmos dienos paaiškėjo, kad Vaidoto Žalos baimės prieš startą buvo veltui. Jis per pirmus 6 greičio ruožus susikrovė beveik pusės minutės pranašumą ir galėjo miegoti eiti ramiai. Buvo gal neramu šiek tiek prieš startą, nes ir ta pertraukėlė, ir testų neturėjau tokia tikrai toks viskas taip suvelta buvo, bet pradėjom važiuoti, girdžiu, su mašina susidraugau per kokį pirmą greičio ruožą ir viskas gerai. Antroje vietoje kol kas buvo Giedrius Notkus, kuris vežė Martynui Samsonui beveik 9 sekundės. Pirmi 2, gal sakyčiau, taip nedrąsiai, tarp miško slidu nepatinka, o trečias greičiau jau kažkaip įsigazavom po biškį. Ir paskui po pertraukos dar važiavom tokios greičio ruožus, kuriuos esam jau važiavę mažiau ar daugiau, arba vieną ar kitą pusę. Tai iš tikrųjų jie davė mums pasitikėjimo ir pradėjom juose gazuoti. Šokom. Ir pavėjai tą Martyną? Ta nepavėjama Martynas su didelė skylė. Gal žinai, čia vis laik kiekvienas vairuotojas turi savo dieną. Vienam sekasi, kitam nesiseka. Aš gal, kad čia ne Martyno diena ir jam šiaip matosi, kad nėra nuotaikas, galbūt šiandien jam nesiseka, bet išsimiegos ir to aš tikiuosi, kad jisai papušins ir nebus mums taip lengva kaip šiandien. Pirmą kartą savo naują N5 klasės Fordą į Rokiškį atsivežė Deividas Gezevičius. Naujai ruoštas automobilis paprastai turi daug visokių mažų bėdelių, taigi rezultato jis nesitikėjo. Taip ir buvo. Automobilis kaito, gedo, nelabai norėjo važiuoti. Viename greičio ruože viskas galėjo baigtis netgi kur kas tragiškiau. Deivido automobilyje užstrigo akseleratoriaus pedalas ir automobilis visą laiką veikė maksimalia gale. Laimiai viskas baigėsi laimingai, tik kiek sudegino stabdžius. Po truputį prisijaukinam, tikrai jau 5 greičio ruože, sakyčiau 5, ir man 5, ir mašinai 5, jau jautėmės gerai, važiavom irgi neblogai. Žinau, kur galima dar gerokai pasitempti, tai sakyčiau neblogai, tik tai sakau, reikia išsigaudyti visas esamas problemėlės ir kad jinai bent jau dabar tiesiai važiuotų. Bet 6 greičio ruože turėjot reikalų, papasakok. Tai labai turėjau reikalų. Žodžiu, iškrito vienas varžtelis, kuris užkirto gazo pedalą ir vieną paskui pernai toj vietoj vos šiais metais irgi vos ir realiai net nesupratau, kas įvyko. Po to tik tai pamačiau, kad gazo pedalas užsikirtęs ir tada visą greičio ruožą ant stabdžio prasilaikiau, finišavau, dingo stabdžiai, suradom problemą, atvažiavom iki čia ir dabar turim darbą kaip su kiaulė, papjovus. Po pirmos dienos Markas Buteikis važiavo 3 savo klasėje, bet svarbiausia saugiai ir sveiku automobiliu. Belė kiek įspūdžių, iš tikrųjų net kai kurių negalima pasakoti taip, bet žodžiu. Apie greičio ruožus, tai tikrai geri greičio ruožai, unikalūs patiko. Važiavom tiksliai, bet ten taip pusiau lėtai ir antrą unikalų. 5 greičio ruožas, atsiprašau, gavosi labai netiksliai ir tada įspyriau savo subinę, kad paskutinį šiandienos greičio ruožą biškį reikia dadėti ir tiksliai. Tai labai gražiai, sakyčiau, ir pozityviai užbaigėm dieną. Nuo Justo tik tai 2 sekundės gavom greičio ruožę. Bet žodžiu, rezultatą nežiūrim, labai ilgas ralis ir tiesiog rytoj skaičiuosim viščiukus ant Rokiškio dvaro užvažiavimą to, jeigu tai pavyks. Labai noriu ir tikiuosi.
Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Antrą lenktynių dieną stabdyti lenktynių daugiau nebereikėjo. Viskas vyko nors ir nebe nuostolių, tačiau sklandžiai ir svarbiausia be traumų. Vaidotas Žala toliau tolo nuo savo persekiotojų, na, o kova tarp Martyno Samsono ir Giedriaus Notkaus vyko labai aštri. Po pirmų 3 šeštadienio greičio ruožų Martynas atsilošė iš vakaro prarastas sekundės ir 1/10 sekundės dalimi jau pirmavo prieš Notkų. Bet tada atsakė Notkus, jis laimėjo 3 kitus greičio ruožus ir susigrąžino savo 9 sekundžių persvarą. Kaip ir sakiau vakar, sakau, čia dar nieko nereiškia ir Martynas nuo ryto papušnės. Iš tikrųjų, Martynas atsikėlė, geros nuotaikos ir nuo rytos pirmus 3 greičio ruožas parodė, kad jisai dar nepasiduos šiame ralyje ir pagazuos. Tai paskui sekė servizas. Tai mes palsėjome ir nusiteikėme, kad reikia mums dabar paspartuoti. Atsibūdote? Jo, atsibūdome, pradėjom jausti automobilį ir pradėjom tos pumpuoti laikus. Iš tikrųjų, tuose greičio ruožuose, kur net nesitikėjau, kur galvojau tikrai, kad pralašinėsiu, bet gausi atvirkščiai, kad jie labai man sulipo ir kažkaip tie laikai klijavosi. Dabar 9 sekundės, žiūriu, naujos padangos, reiškia, nepasiduosi dar taip lengvai, ne? Ne, dabar lenksim Vaidotą Žalą. Ne, iš tikrųjų, tai toks ir buvo planas, kad pasitupytų pabaigai padangas ir važiuoti galę su naujom, kad galim būtų kovoti dėl tų svarbių sekundžių ir kad mes, kaip sakyt, reikia, kad nors tą Martyną aplenkti. Power Stage'as, kiek tai svarbu tau čempionate, kaip ten dėliojasi taškai, jau galvojai? Tai Power Stage visą laiką svarbu. Jeigu tu aplinki konkurentą, tai tu negauni 1 tašką daugiau, dar atimi ir šio, tai jau 2 taškai skirtumas gaunasi. Tai, o esu tokią patirtį turėjęs, kad čempioną, kai vardą laimėjom 1 tašku, tai tas kiekvienas taškelis pasirodo labai svarbus. Tai ir paspausim ant jo, tik aišku, nežinau, kaip su tais tramplinais bus. Dar reikia, kaip sakyt, atvažiuosim į vietą ir matysim. Tai ryte tai jau buvo nutaikyti neblogai, bet po to vėl pradžiuvo, saulė švies pradėjo ir viskas. Ir išgaravo vėl. O tai ką, galvoji, po pietų jau taip ir pasiduosi? Ant pulso laikysiu, bet tai stebuklų nepridarysiu. Na ką, aš peršok 2 tramplinus siūlai, gal motokrose atsuktum 6 bėgių, gal peršoktum abudu. Bet, buvo labai gražu ryte žiūrėti. Man irgi patiko ryte, taip, nežinau, lietus lyja. Ką žinau, man patinka, nežinau. Slidu, ir mašina eina, toks atrodo, kvėpuoja gerai, pirmą, tą antrą. Ir po to į servisą sakau, gailas, pradžius nebeliks, žinai. Giedrius irgi, mes kažkaip atvirai, ne jisai slepia nei ką, sako, biški man ten, toks nedrasu, nejauko ir viso. Taip yra, kaip yra, ką daryti. Bet tai su mašina viskas gerai, teisingai? Gerai, bet po tų šuolių tai man reiks pas dantistą. Tačiau tada atėjo 13 greičio ruožas. Sakykit, ką norit, bet 13 vis dėlto yra velnio tuzinas. Na, bent jau Giedriui Notkui tai tikrai. Šiame greičio ruože vienoje vietoje jis truputį giliau įvažiavo į žolę, pažeidė radiatoriaus aušinimo groteles, jos pradūrė radiatorius, iš jų išbėgo variklio aušinimo skystis ir tai buvo Notkaus pabaigos pradžia. Teko dar 3 greičio ruožus į variklį pilti viską, kas yra skysto, kad kažkaip galėtų atšlubuoti iki serviso. Tačiau jau buvo aišku, kad visos viltys laimėti prieš Samsoną yra palaidotos. 13 greičio ruože pernai buvo vieną posūkį, labai neblogai buvo kirsti, bet šiemet, kai greideriavo, matyt, palika žemė krūvą. Ir kažkaip žolėse nesimatė, tai mes pakirtom tą kampą ir su visais radiatoriais, su grotelėm sulindo į vidų ir prakiūro radiatoriai. Tai 13 greičio ruožė, tai aišku, laimėjome tą greičio ruožą, bet kokią kainą. Tai va, sekundės kainuoja. Bet mechanikai sutvarkys, kaip manai? Tai pučia, susikraipia galvą, nebesikuria variklis, turbuliuoja, pučia antifrizą atgal, tai nežinau, ar užsikursim, bet čia toks dalykas. Truputį kainavo 13 greičio ruožas?
Netruputį. Normalių žmonių metinį atlyginimą. Paskutinį greičio ruožą Giedrius Notkus šiaip taip įveikė ir net sugebėjo laimėti. Tačiau po finišo teisėjai jį diskvalifikavo, nes uždarame parke bandė taisyti savo automobilį. O tai yra griežtai draudžiama. Ant garbės žodžio toliau važiavo ir mūsų Nordis Racing Team komandos sportininkas Markas Buteikis. Prisišokinėjom, sulaužėm mašiną biškį, bet dabar aną servisą padarė ant garbės žodžio tokią. Tai dabar paskutinius, va šitą sekciją ramiai, ta prasme, jau nieko nebepagausi, nieko nepabėgsi, tik tai šikelis džiugu, kad varam vienodais laikais ir tiesiog mes užminsim kiek galim ir ta prasme, viskas taip, svarbu mašiną atlaikytų ir su galva viskas būtų gerai. Su galva kol kas viskas gerai. O kas mašinai? Dėžė ant vienos ausies laikosi ir variklis ant Marytis plauka, kai sako. Tai smulkmenos, ne? Tokias, kad ir duobių saugausi, kad nebūtų į apsaugą, kad variklis labiau nepakristų. Tai va taip ir važiuojam. Paskutinį greičio ruožą su nuotykiais įveikė Deividas Gezevičius. Deividas, tikėdamasis, kad automobilis vis tiek kažkada suges ir jis neatvažiuos iki finišo, nes yra labai naujas ir neparuoštas, negaišo laiko ir net nesusirašinėjo paskutinio greičio ruožo stenogramos. Tas ruožas vyksta Rokiškio miesto gatvėmis. Prieš startą teko skolintis stenogramą iš Marko Buteikio. Deivido šturmanas Tomas Nenartavičius tiesiog ją persirašė. Pasirodo, Marko stenograma visgi nelabai tiko Deividui. Tačiau gerai tai, kas gerai baigėsi. Nesitikėjau iš tikrųjų, kad aš pasieksiu finišą. Vis tiek mašina nauja surinkta. Prasme, tu nesitikėjai pasiekti finišo? Ne, tikrai ne. Visi taip galvoja, nes naujai mašina surinkta, o kai jinai būna naujai surinkta, vis tiek išlenda kažkokių dalykų, dėl ko tu nepasieki finišą. Bet norėčiau padėkoti Arnoldui iš Nordis Racing broliui ir visiems, kas padėjo, nes be jų nebūtume mes čia. Tai ačiū visiems. Antrą dieną jau tikrai mėgavai įsivažiavimo? Ja. Jau leidau savo, ką aš norėčiau daryti, ne ką mašiną. Jau ir girdėjau šturmaną. Žodžiu, belė ką. Bet paskutinis greičio ruožas įtariu atskira istorija su unikali stenograma. Ja, unikali labai. Pasi buvo parašyta dešinis 2 pirmas poskas, net nestabdžiau, tai taip jau šitai. Reikia pristabdyti. Sakau, jis labai drąsiai užsirašęs, reiškia, drąsus jaunuolis. Na, o ralį užtikrintai laimėjo Vaidotas Žala. Praktiškai be klaidų ir su puikiu beveik 1,5 minutės atotrukiu. Vaidai, ramus ralis, ką? Šeštadienis ramus, penktadienis toks buvo netampėlės, bet kaip ten sakom, gerai, kas gerai baigėsi. Bet paneigiai tas kalbas, kad ten Lazdijuose kažkoks kitoks automobilis, čia viskas jau kaip ir normaliai, ar ne? Tai automobilis kitoks buvo, bet prie kiekvieno automobilio pasirodo galim prisitaikyti, tai visai smagu buvo. Bet prieš startą šito ralio tikrai galvojai, kad bus sunkiau? Jo, galvojau, kad bus sunkiau, bet iš tikrųjų reikėjo daugiau pušinti, penktadienį reikėjo lėkti. Tai šeštadienį jau tada tik tai toksai persvaros valdymas, o vakar tai reikėjo pasportuoti jau. Arčiausiai Žalos finišavo Martynas Samsonas. Po šios pergalės jis praktiškai nebepavėjamas Lietuvos ralio čempionate. Taigi panašu, kad Lietuvos ralio čempionais šiemet taps Martynas Samsonas ir Ervinas Nitkas. Ne visada, kas atrodo blogai, bus blogai, reikia palaukti, gal atrodo, kad tai bus gerai. Tai va. Nes vakar buvo tokia sunki diena tau. Šiandien nuo pietų irgi atrodė sunki, bet viskas išsisprendė. Tai padėkokim Giedriui. Grybas yra, ką darysi dabar, aš pasidžiaugsiu, jam užuojautą. Bet, tu jau viskas, Lietuvos ralio čempionas. Manai? Nemanau, aš nežinau. Geras ralis buvo? Ai, nežinau, su Audrium reiks atskirą kalbą turėti jaučiu čia. Nes šiaip laukiu. Mes net su komanda pašnekėjom, su komanda, su bernais, kad nebešokam tų tramplinų, nes yra ir palankstytų kronšteinų, detalių visokių, tai prieš žiūrovus reikia atsiprašyti, kad aš ten nešokinėjau, bet žiūrint į priekį, tai negalėjau aš to daryti. Tai va, tai ir nedariau. Bet šiaip gerai. Dabar nuotaika visai kita negu bet kada, kai kalbėjom per 2 dienas.
Ne, tai visai kita, nu, kaip pasakyti. Vis tiek tu žiūri tos dienos rezultatą, žiūri po to iš esmės, tu buvai greitas, nebuvai greitas, žinai. Tai iš esmės mes nebuvom greitesni, bet ir jeigu mes žiūrim apie čempionatą, tai what the hell. Neblogai finišavo ir mūsų Nordis Racing Team narys Markas Buteikis. Nors klasės nugalėtojui Justui Simaškai Markas neprilygo, tačiau užėmė puikią antrą vietą. Čiūdais finišai. Tokiais čiūdais, kad prisišakinėjom dieną, turėjom problemų su kabančiu varikliu, visą dieną važiavom. Bet atlaikė. Pirmas toks ilgas ralis, ir džiaugiuosi, kad pavyko jį pabaigti, nes toks išgyvenimas čia jau buvo, kad strategija galvot, ten tam duobė išlaši tiek, tada gali prasileisti tam kitam duobė tiek. Žodžiu, tai va. Pasijusti tikro ralio profesionalo kailyje galite ir jūs, norintys dalyvauti naujame jau 4. Aš ralistas realybės šou sezone, gali jau registruotis. Ir žinote ką, turime jums gerų žinių. Pirmoji, naujo sezono atrankoje nėra startinio mokesčio, taigi atranka jums visiškai nieko nekainuos. Kita gera žinia, jums nebūtina turėti jokios sportininko licenzijos. Geriausia, ką galite turėti, yra sportininko mėgėjo licencija, tačiau negalit turėti jokios ralio ar mini ralio čempionato patirties. Taigi mes šiais metais ieškome visiško naujoko. Jis galės visiškai nemokamai startuoti mini ralio čempionate, jeigu parodys gerus rezultatus. Kitą sezoną pakviesim ir į Lietuvos ralio čempionatą. Prizo vertė siekia keliasdešimtis tūkstančių eurų. Svajoji tapti profesionalu? Junkis prie mūsų ir bandyk nugalėti. Daugiau informacijos ralistas.lt. Registruokitės kuo greičiau, nes bandyti savo laimę verta. Galbūt tai apvers aukštyn kojomis jūsų gyvenimą. Galbūt įgyvendinsite savo svajonę ir nepamirškite, jums tai visiškai nieko nekainuos. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui.